Labas visiems, čia laida Būti sveikesniam. Apie jūsų sveikatą, bet skaniai. Edita, pastaruoju metu vienas dažniausiai sutinkamų žodžių, kalbant apie mitybą, skaidulos. Kas jos tokios? Maistinės skaidulos yra mūsų virškinimo sistemos pagalbininkas. Jos keliaudamos per žarnyną prijungia vandenį, padedant tuštinimosi procesui. Suaugusiam žmogui skaidulų reikia maždaug 30 gramų per dieną. Skirstamos jos į tirpias vandenyje skaidulas ir netirpias vandenyje skaidulas. Tos tirpiosios vandenyje skaidulos prijungia daug vandens ir todėl jos virškinimo sistemoje tampa tarytum želatina. Jos prijungia blogąjį cholesterolį, jį pašalina iš organizmo, jos reguliuoja cukraus lygį kraujyje ir atlieka eilę kitų naudingų procesų mūsų organizmui. Kur konkrečiai šitų tirpių vandenyje skaidulų galime rasti? Įvairių skaidulų galima rasti augalinės kilmės maisto produktuose. Tirpių skaidulų mes rasime įvairiuose kruopose, avižų dribsniuose, špinatuose ir eilėje kitų daržovių. O kas yra netirpiosios vandenyje skaidulos? Tai irgi skaidulinės medžiagos, kurių yra augalinės kilmės maisto produktuose ir jų randama būtent kietojoje produktų dalyje – daržovių arba vaisių. Dažniausiai žievelėje arba koteliuose. Ir šitos netirpios skaidulos jos yra naudingos todėl, kad prisijungia, pavyzdžiui, mums nereikalingas medžiagas, tą patį cholesterolį arba mineralus ir tai pašalina iš mūsų organizmo. Jeigu norisi negalvoti ir neskaičiuoti, kaip užsitikrinti, kad gautume pakankamą kiekį skaidulų per dieną? Jeigu kasdien suvalgysime reikalingą kiekį daržovių, reikalingą kiekį vaisių, būtinai kiekvieną dieną paskanausime viso grūdo produktų, paskanausime riešutų ar sėklų tinkamą kiekį, tai ir užsitikrinsim tą reikalingą skaidulų kiekį. 3 populiariausi patiekalai, kur galime gauti daug skaidulų. Tai būtų viso grūdo košė, tai būtų daržovių salotos ir būtų daržovių karštas patiekalas, pavyzdžiui, apkepas. Skaičiuoti visai nebūtina. Užtenka mėgautis skaniu ir vertingu maistu. Juk gera būti sveikesniam. Parengtas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu.